Gerai. Patino ar patelės? Patino. Kokie patino? Ilgesni kito, valesni. Čia patelės, ne? Man patiko aštangi. Skamba kanklėse, ten Latvijoje buvo toksai šokis, kur reikėjo ratus sustoti. Ir visi sustoja elipse, žinai. Taip sustoja, sako. Kaip kas įsivaizduoja? Circle. Ir visi elipse vis tiek stovi. Ir dabar aš tada subriedžio šudukai, sako, apvalų, sakau. Nu čia, negi čia apvalų, sako, šitasgi patinas. Ta prasme, kad jie yra pailgi patino, jeigu bus, iš tikrųjų. Tai jie bus, va. Toksai apvaltargi. Gali būti taip, tarsi, kad... Rutulys, ta prasme. Jo, bus... Čia jau toks jau griežta forma, rutulys. Bet esmė ta, kai yra krūvelė, tai didžiuma dalis tų ekskrementų yra apvalios formos. Arba gali būti tokie apvalėjanti ir kažkiek įgaupta. Gali būti kažkiek nuskelta, ta prasme. O patelės, jisai yra į tokį pailgumą. Jisai gali būti... Jeigu bus senesnė patelė, jisai bus šiek tiek pailgesnis ir toks gali būti. Gali būti šiek tiek toks pailgas, priklauso dar nuo amžiaus. Jaunos patelės bus mažesnis, bet išlaikys tą tokią elipsės formą. Tai čia briedžio patelės? Čia briedžio patelės bus. Tai tenais tada styra? To elnio? Čia stirna ar elnis? Elnio. Tada jau, jeigu tada čia niekas. Jo, Kai daug sunešta gerai. Daug sunešta gerai. Tai čia bus elnio, nes jie irgi yra, kaip sakyti... Irgi patelės elnio. Ten tokio skirtumo didelio išvelgti gan sunku, tas pats, kas ir tarp stirnos, patino ir patelės. Ten nėra tokio didelės galimybės atskirti tos dalykus. Kažkiek gal ten galima išskirti patinas patelę, bet taip griežtai sakyti, aš pabijočiau. Nes galimybė apsilikti yra didelė. Čia yra elnias. Tai yra jo, ką primena, tai yra tamsus. Dažniausiai būna, ir tarkim, kur būna šviežiai išsituštinta, tai būna jis ne tokio blizgesio tamsaus, lygtais tokio violetinio. Bet, kadangi tas gyvūnas yra tarp briedžio ir stirnos, tai tas gaunas tarpinis variantas. Briedis, stirna, elnias ir čia stirnos. Yra mažesni, pailgesni jie. O šitas? O kiškė, tai ko pasižymė, tai yra toksai, kaip yra rutuliukas ir jis yra suplotas. Jo, kaip ir sakėt, per šitągi, per vieną pasikystę žygį, kad tiesiog pakakoja ir suranka taip paukštį. Ir tas variantas ir yra, o kiti gyvūnai taip nedaro, ta prasme, jie tiesiog... Neploja. Neploja, tai va. Su kanopą sunku paploti. Gali prisėdama. Gerai.